Sveiki. Norėčiau pakalbėti apie štai šią užduotį, nes kilo nemažai klausimų ir ne visi suprato, kaip reikėtų saugoti duomenis. Ši egzamino užduotis yra išskirtinė, nes joje, kaip matote, yra piešinys kaip dvimatis objektas. Na, o masyvai pas mus visada buvo naudojami kaip vienmačiai. Ir konkrečiai šioje užduotyje naudoti dvimatį, sakykime, statinį masyvą yra gerokai paprasčiau. Taigi, apie ką yra užduotis? Kad mes turime spalvotų stačiakampių rinkinį ir iš jų reikia sudaryti piešinuką. Jie vienas kitą dengia ir keičia spalvą tokio stačiakampio, koks dabar uždedamas, visiškai panaikinant prieš tai buvusio stačiakampio spalvą toje vietoje. Pavyzdžiui, čia buvo geltonas, užsidėjo žalias dalį perrašė. Ant žalio užsidėjo mėlynas irgi dalį perrašė. Kas yra duodama iš pat pradžių? Vaizdas yra 100 ant 100 langelių. Ir kiekvienas langelis yra nuspalvintas baltai. Tai yra naudojamas spalvų kodas RGB ir jis yra 255, 255, 25. Kas reiškia, visos spalvos pilnai įjungtos duoda baltą spalvą. Dabar mums duomenys yra U2 faile. Yra nurodoma, kiek bus tų dedamų stačiakampių ir pateikiami stačiakampių duomenys. Jeigu nuėtumėm į duomenų failą, matome, kad tų duomenų yra nemažai. Pažiūrime, kas duodama iš eilės. Pirmiausia, viršutinis kairysis kampas X su Y. Pavyzdžiui, mėlyno tai būtų štai šitas kamputis ir toliau duodama plotis ir ilgis. Tai yra, kiek X eina ir kiek eina Y. Ir dar stačiakampiui yra duodami papildomi 3 skaičiai, kuris parodo spalvas. Tai yra RGB komponentus. Mums reikia įrašyti į atsakymus ne visą failą, tik tai maksimum, kiek eina Y į apačią ir maksimum, kiek X eina į dešinę. Toliau esančių baltų langelių mums spausdinti nereikia. Kągi reikia išspausdinti? Koksgi bus piešinio ilgis, tai vertikaliai Y, plotis, tai bus horizontaliai X ir tada yra rašoma taip, žiūrėkit, čia žalia, raudona, balta. Laukit, tai čia, kad būtų aiškiau, aš galiu šitai pasimti. Šitą dalį aš įsimetu ir papaišysiu, man lengviau bus paaiškinti. Žiūrime taip, tai čia, gerai, taip bus. Čia turime žalę, čia raudona, čia yra balta, tada bus čia geltona, vėl raudona ir kas čia išeina geltona. Taigi, spalvos žymimos va taip, jeigu iš eilės, tai yra pirma, antra, trečia, viena eilutė užsibaigia, tada spausdiname 4, 5 ir 6 langelius. Toliau esantys langeliai yra balti ir jų spausdinti nereikia. Na, o šitie duomenys, kaip minėjau, tai yra pas mus X, Y, X pokytis, Y pokytis, R, G, B. Ir taip yra aprašytas kiekvienas stačiakampis. Dar pažiūrime, kokie yra reikalavimai. Reikia atskiros funkcijos, kuri uždeda stačiakampį, ne stačiakampius, o stačiakampį, tai yra viena, naudoti būtinai struktūrą ir, na, sakinių darbui su ekranu, globalių papildomų kintamųjų, tai čia nelabai aktualu, mes šito dalyko vis tiek niekada nenaudojame. Taigi pradedame nuo struktūros. Kasgi turėtų sudaryti mūsų struktūrą? Struktūra tai yra vieno langelio iš piešinio apibūdinimas. Tai jeigu rašau strukt, tai pavyzdžiui, langelis, kasgi sudaro vieną langelį? Tai yra R komponentė, tai 255, dedu pilnai įjungtą raudoną,
G komponentė 255, blue tai yra mėlynos komponentė 55, viskas, daugiau duomenų nereikia. Dabar mums reikalinga yra tai yra masyvas struktūrinis, bet galime iš karto atsidaryti ir failą, nes daugiau funkcijų nėra reikalaujama. Yra reikalaujama tik tais vienintelę funkciją sukurti. Tai aš visiškai nenusižengsiu niekam, jeigu atliksiu visus kitus veiksmus main funkcijoje. Tai aš atsidarau failą, pasiruošiu. Failas pas mane u2.txt, aš jau failą atsidaręs, kad galėčiau žinoti, kokie yra duomenys. Toliau, kurgi aš viską saugosiu? Saugosiu į masyvą. Kadangi apibūdino vieną langelį, tai masyvas bus langeliai. Ir šiuo atveju aš rekomenduočiau statinį masyvą ir jis iš karto yra 100 ant 100 dydžio. Kadangi čia jau į struktūrą surašiau 255 visoms komponentėms, reiškia visi langeliai automatiškai įgauna baltą spalvą. O man reikės toliau. Dabar man reikia persiskaityti trejetą, bet prieš perskaitant trejetą man reikia žinoti, kiek yra maksimalus x piešinio ir maksimalus y. Ta nustatyti galima paprastai, bet galima ir sudėtingai. Jeigu mes visus stačiakampius iš karto sudėsime ir tik tada ieškosime dydžio, tai bus gerokai sudėtingiau. Galima skaitant duomenis iš karto tai nustatyti. Tai aš susikuriu du kintamuosius ir rašau, pavyzdžiui, max x, koks bus, na, sakykime, pradžiui 0 ir max y irgi bus 0. Tai čia bus mano piešinio dalis, kurią būtinai reikia išspausdinti. Toliau, man reikia sužinoti, kad yra 3 stačiakampiai. Tai reiškia n, tai yra pas mane, taip, čia yra kiekis, tai gal taip, stačiakampių kiekis, o čia gal taip pakomentuosiu, kad būtų aiškiau maksimalus x ir y piešiniui. Štai taip. Toliau, ko mums reikia? Persiskaityti n. Tai skaitau n iš failo. Taip. Ir iš karto pasitikrinu, ar n teisingai yra skaitomas. 3, viskas gerai, šitas sakinys nebereikalingas, einam toliau. Dabar man reikia tiek kartų skaityti skirtingus stačiakampius. Taigi, imu ciklą, pradedu nuo 0, einu iki n. Ir ką dabar skaitau? Yra, kaip ir aiškinau, duota x, y, dx, dy. X, y, dx ir dy. O jų eina spalvų komponentės. Spalvų komponentės galime naudoti kaip 3 kintamuosius, bet galima panaudoti ir struktūrą pačią vienam nariui iš 3 kintamųjų saugoti. Ir pavyzdžiui, stačiakampis bus pas mane. Langelis stač. Tai čia ką aš rašau? Stačiakampio duomenys. Štai taip. Dabar atlieku skaitimą. Taigi, skaitau iš failo x, y, dx, dy. Šituos perskaitau. Ir dar yra 3 skaičiai, tai yra stačiakampio R, stačiakampio G ir stačiakampio mėlyna spalva. Raudona, žalia ir mėlyna. Taip, čia bus pas mane spalvos. Čia koordinatės ir ilgis bei plotis. Štai taip. Kai perskaitau vieną stačiakampį, jį reikėtų uždėti.
Tai konstruoju piešinį. Pavyzdžiui, funkcija piešinys, siunčiu masyvą langeliai, nes ant masyvų dėsiu x, y, dx, dy ir čia kas yra patogu, siunčiu patį stačiakampį. Dabar kaipgi veiks mano funkcija? Tai čia pasirašau prototipą. Oi, nu per skubėjimą taip ir būna. Pasirašau prototipą. Čia pasirašau masyvo pilną prašymą. Ir čia galima su nuorodomis, galima be nuorodų. Čia visiškai nesvarbu štai šita dalis. Ir čia yra langelis. Štai taip. Va. Turiu pilną prototipą ir persimetu ją apačioje tvarkysiu tą funkciją. Kaipgi aš dėsiu ant piešinio? Uždėti reikia ilgį ir plotį. Patogiausia tai daryti naudojant du ciklus. Tai vienas ciklas nurodys kelintą eilutę dedu, o kitas nurodys kelintam stulpeliui. Taip, pradedu su y ciklu ir dabar taip. Pirmą aš nurodau eilutę. Eilutė yra y koordinatė. Taip, ir kiekgi dabar reikia dėti? Daugumai iš pradžių atrodo, kad tarsi tai turėtų būti dy, bet dabar galvom taip. Jeigu y koordinatė būtų, pavyzdžiui, 10, tai y būtų 2. Ir jeigu aš tai parašyčiau, tai būtų taip, pradeda nuo 10, kol mažiau už 2. Tai yra visiškai nelogiškai, nes tada iš viso nedėtų stačiakampio. O iš tikrųjų tai yra kas? Y plus dy. Tai yra nuo tos pačios koordinatės, kiek reikia vertikaliai eiti dar žemyn. Taip, ir viduj yra kitas ciklas, kuris dabar eis pas mane per stulpelius. Stulpelius rodo x. Ir bus taip, x plus dx. Ir j plus plus. Kaip dabar man uždėti spalvą? Galima kiekvieną R permesti atskirai, bet galima pasakyti taip. Langeliai, jotasis, įtasis. Visada pirmą rodome y. O ne, čia atvirkščiai aš dedu. Pirmą dedu x, tada y. Dabar galvoju, kad pats nesusimaišyčiau. Bet pažiūrėsime, jeigu ką, galima tuos stačiakampius, kas gali būti blogiausia. Pavyzdžiui, stačiakampis dedasi horizontaliai, aš jį uždėsiu vertikaliai. Jeigu aš tai padarysiu blogai, aš tiesiog apkeisiu y su x ir man viskas susitvarkys. Bet aš galvoju, gal aš vis dėlto gerai darau, o gal ir ne. Tuoj patikrinsim. Ir čia dedu ką? Savo stačiakampį. Tai šiuo momentu, kadangi stačiakampis yra langelis ir šitas masyvo narys irgi yra langelis, aš galiu tiesiai visus tris kintamuosius iš karto perkopijuoti. Nereikia kiekvieno atskirai. Galvoju, kad dabar aš uždėjau. Ką reikia daryti, galima iškart spausdintis ir tikrinti, bet klausimas, kiekgi man reikia jo spausdinti. Su spausdinimu yra tokia situacija. Ribos. Kaipgi nustatomos ribos? Reikia tikrinti tokį dalyką, kad jeigu mano x maksimumas yra didesnis už mano maksimalų x, yra šito piešinio maksimumas yra didesnis, tai tada mano maksimumas ir pasidaro lygus štai šitam dydžiui. Galima rašyti štai taip su ifu, galima rašyti ir kitokį variantą. Galima rašyti štai taip. Aš y kitokį parašysiu. Max y yra lygu, max funkcija yra tokia, iš max y ir y plus dy. Tai čia iš tai šitų dviejų dydžių
išsaugo didžiausią Emacs Y. Galim, kaip sakau, su ifu daryti, galima daryti šito. Jau jūs pasirinkit, kuris jums variantas yra aiškesnis ir patogesnis. Toliau, jeigu aš jau ribas nusistačiau, stačiakampius sudėjau, belieka paimti ir į atsakymų failą išspausdinti piešinį. Tai offstreamas bus, pasiruošiu failą spausdinimui u2.txt. Žiūrime. Dabar, ką man reikia išspausdinti? Pirmiausia, man reikia išspausdinti, kiekgi, čia žiūrėkit, aš tą galiu nusikopijuoti pasiaiškinimui, kiekgi maksimaliai yra aukštis ir plotis, tai yra ilgis ir plotis. Pirmasis turėtų nurodyti, kiek maksimaliai yra Y, tai yra vertikaliai piešinys. Tai tokiu atveju aš į failą spausdinčiau savo max Y ir už tarpo spausdinčiau max X ir endline. Štai šitie du dydžiai. Galim pasitikrinti, ar aš gaunu 2 ir 3. Ojoj. Ką aš padariau? Sekundę. Nurodžiau į duomenų failą ir viską sugadinau. Tuoj palaukit. Būna visko. Štai taip, dar sykį bandau. Ir gavau 2 ir 3. Puiku, viskas suveikė. Dabar reikia išspausdinti patį piešinį. Kaip man dabar išspausdinti piešinį? Tai lygiai taip pat, kaip ir uždedu stačiakampį po vieną langelį. Tai turi būti ciklas cikle. Ciklas, aišku, nuo 0 ir į mažiau už maksimalų Y. Kaip ten įmiau Y, taip ir čia įimu Y. Pirmą nurodau kelintoj eilutėje. For, tada int jotas bus, atsiprašau, I neparašiau. Jotas mažiau už 0, jotas lygu 0 ir jotas mažiau už X. Laukit, ne vienetas, kaip aš ten įvardinau. Max Y ir max X. Na, pats sugalvojau, paskui pats pakeliu pasikeis kintamosius sugalvojau. Ir dabar spausdiname langelius vertikaliai. Reiškia, spausdiname ką? Iš langeliai. Dabar vėlgi kyla klausimas. Ką reikia sakyti? Pirma, X ar Y? Na, kadangi dėjau kaip, pirmą sakiau jotą, tai ir spausdinimui padarysiu jotą. Tai čia I ir spausdinu R. Už tarpo spausdinsiu viską tą patį, tik tais G ir už tarpo ir man čia nebetilps. Už tarpo spausdinsiu mėlyną spalvą ir endline'as. Štai taip. Na, bandau dabar pažiūrėti, ką man paspausdins. Kažką išspausdino. Reikia sutikrinti, ar tikrai tie rezultatai. Štai taip. Tuoj sekundėlę čia pasikelsiu, kad viską matyčiau. Oi, palaukit. Čia aš kažką paspaudžiau. Dar sekundę, dar paleidžiu. Įkeliu. Ai. Panašu, kad viskas gerai, galim imti kodą ir prasitestuoti. Ir pažiūrėsim, ar tikrai praeina visus testus. Taip, visi testai žali. Tai kas yra svarbiausia? Patogiausia naudoti dvimatį masyvą, nes su dinaminiu masyvu gali kilti problemų. Saugotis iš karto maksimales ribas, skaitant duomenis, nes rasti ribas jau uždėjus stačiakampius yra sudėtingiau. Galima patogiau išsisaugoti siuntimui tas 3 spalvas.
Ir uždėjimas turi būti taip. Einu per Y, einu per X ir visus langelius sužymiu. Kaip ir sakiau, kas gali būti blogiausia, sumaišysite vietomis X su Y ir vietoj horizontaliai uždėsit stačiakampę vertikaliai arba atvirkščiai. Na, tikiuosi mano paaiškinimo jums užteks ir šitą užduotį puikiai suprasite.